Ketvirtadienį Kauno technologijos universitetą aplankė dar vienas karjeros lyderis – NDX Energija bendrovės valdybos pirmininkas, daugelių įmonių generalinis direktorius, sportininkas, verslininkas Ignas Staškevičius. Susirinkusiems būsimiems karjeristams lektorius pasakoja apie sėkmingą verslininko karjeros maratoną, dalijosi savo patirtimi, aptarė charakterio savybės, kurios padeda sėkmingai plėtoti verslą, bei atskleidė, koks svarbus ir lemtingas yra įvaizdis plėtojant verslą. Be dalykinės veiklos Ignas Staškevičius eina visuomeninės pareigas keliose nevalstybinėse organizacijose. Visuomenėje gerai žinomas dėl pomėgio bėgti klasikinius ir ultramaratonus. Todėl seminaro metu lektorius verslą dažnai lygino su sportu. Šiuo seminaru baigėsi Kitų karjeros centro organizuotas rudeninis karjeros lyderių seminarų ciklas. Šį rudenį be Igno Staškevičiaus paskaitas skaitė Visvaldas Matijošaitis, Gražina Sviderskytė bei Raimondas Kuodis. Nuo šią savaitę studentai dar gali spėti sudalyvauti Karjera ir tu seminare apie sėkmingą darbo paiešką bei pozityvų savęs pristatymą, pokalbių dėl darbo ypatumus bei pagrindinės karjeros kliūtis. Seminarai vyks antradienį bei ketvirtadienį 16 val. Centriniuose Ktu rūmuose.